aš Gabija žiūrėsiu jūsų snapchatus. Galim pradėti žiūrėti ir aš pradėsiu nuo video. Kiek laiko redaguoji savo filmuką? Maždaug ar daug darbo reikia ir kantrybės? Jeigu įdedu daugiau ten kokių paveikslėlių, automatiškai gaunasi, kad kuriu daugiau laiko, tai užtrunku apie 1-2 valandas. Kokius filmus žiūri? Dramą ir siaubą. Dažnai žiūriu komedijas vien dėl to, kad žiūriu filmus su mama ir mano mamai patinka komedijos ir aš esu priversta žiūrėti komedijas. Gabija, kokia tavo nuomonė apie Donaldą Trumpą? Man nepatinka oranžinė. Pasakyk 5 savo mylimiausius emoji, kokie mano yra labiausiai naudojami. Top 5 yra širdelė, bučkis, baklažanas, braškytė ir šuniukas. Tai tiek daug apie mane pasako realiai. Ar nori dar tau palikau? Žinai ką? Žinai ką aš tau pasakysiu? Aš savo dar turiu. Mėgstamiausias filmas. Mano mėgstamiausias filmas. Aš tą filmą mačiau 3 mėnesį, 3 dieną ir tai yra šuns tikslas ir aš jį galėčiau žiūrėti visą laiką ir tai yra pats geriausias filmas, kokį aš esu mačius. Po to filmo aš sužinojau, kad aš labiau myliu šunis negu žmonės ir niekas nėra toks mielas kaip Beilis ir Beilis yra pats geriausias. Ar turiu vaikiną? Taip. Ar kada norėjai nusižudyti? Atsakysiu tik tiek, kad šiais metais dar apie tai nepagalvojau. Kada pradėjai antakius tvarkytis, ten pešio dažyti ir taip toliau. Manau, man buvo 12 ar 11, aš dabar tiksliai nepamenu. Ir man atrodo, viena iš pirmųjų savo draugių rate pradėjau dažyti. Kokiose šalyse esi buvus? Lenkijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Škotijoje, Airijoje, Belgijoje, Olandijoje. Bet čia viskas buvo dėl to, kad mes tiesiog važiavom iki Airijos, tai... Mes tiesiog pražiavom pro tą šalis, bet aš užskaitysiu, kad mes ten buvom. Koks tavo hobis? Mano hobis yra filmuoti ir taip pat mėgstu visai piešti ir šokti mėgstu ir jo. Bet šiaip mano hobis pagrindinis yra filmuoti. Ir tam aš skiriu daugiausiai laiko. Tavo mėgstamiausia daina? Dabar mano mėgstamiausios dainos. Kelius emas! Let it go! Kodėl nusidažei plaukus? Tiesiog galbūt taip spontaniškai, kaip visada viską užsimanau, taip tiesiog užsimaniau. Labai random tiesiog pasakiau mamai, kad mama, aš noriu nusidažyti plaukus. Ir man mama nudažė, nes mano mama kirpėja. Ir viskas. Keistė labiau patikdavo barbės ar mašinytės. Vieni iš prisiminimų su barbėm yra, kaip mes su draugė mėtydavom jas į sieną. Jom nukrisdavo galvas. Ir aš nežinau, kodėl mes taip darydavom iš tikrųjų. Nežinau, šiaip gal netgi labiau su mašinyte. Gal pradėjau kurti video, kaip reagavo tėvai ir draugai. Mano mama žinojo kaip ir, nes aš visą laiką ateidavau pas ją į lovą ir ten įjungdavau kokios ten betanimotą video ir rodydavau jai ten kaip jinai daro kokios DIY arba ten makiažą žiūrėdavau. Ir aš labai daug laiko praleisdavau žiūrėdama video. Man atrodo, betanimota padarė kažkokį video su makiažu. Aš pamačiau tą video. Ir aš pasakiau mamai, kad man reikia pudros. Pamenu, kad mes ėjom iš parduotuvės ir jinai paklausė, Gabija, kam tau reikia pudro? Tau 11-12 metų, kam tu jas reikia? Ir aš pasakiau, tu pamatysi. Tada pamenu, nusipirkau tą pudrą vien tam, kad galėčiau per video užsidėti, kad geriau atrodyčiau. Mama kaip ir suprato, draugai iš pradžių juokėsi, bet mano visi draugai labai buvo geri ir labai palaikė mane. Koks tavo svajonių darbas? Dabar mąstu apie floristiką. Nežinau kodėl turėti savo kokią laidą. Čia labai didelė svajonė, kurią aš nemanau, kad kažkada įsipildys. Svajonių šalis būtų Amerika tikriausiai. Nes Amerikoje aš matau daug galimybių, kurių nėra Lietuvoje arba kitose šalyse. Taip pat ten labai daug veganiško maisto, ko man trūksta Lietuvoje. Kiek bulvės pardavinėja, nežinau bulvių kainą. Euras už kilą, pas mane bulvės papigėjo. Arba nelabai. Kaip nusprendėjai, kad versies į lūpą auskarą? Labai norėjau auskarą ir antakio išsigandau, nes tiesiog ten buvo parašyta, kad antakis yra labai pavojinga vieta. Septumo nebesivėriau, nors tikrai labai norėčiau, bet klasiokai pasakė, kad būsiu kaip bulius. Man nosija atrodė labai nepatogu ir dar liko lūpa.
ir man čia negražu, tai tiesiog nusprendžiau, kad noriu vertis čia. Ir tai buvo irgi labai spontaniška, aš per savaitę įkalbėjau mamą, kad aš noriu Auskaro. Ar daug žmonių tyčiojasi dėl tavo vlogų? Man atrodo, kad kuri tikrai nuostabis video. Labai ačiū. Taip, visą laiką yra tokių žmonių, kurie pasako kažką, bet aš nelabai tai reaguoju, nes man tai yra įprastas dalykas. Yra kas pasako, va čia vlogerė, o dieve populiari ir ką, bet čia tas pats, kas ten lankytum kokį ten dailę ir visi sakytų, va čia dailininkė ir tiesiog, aš nelaikau savęs tokia, kokią mane laiko kiti ir tiek. Ar aš zaibys bachūrus žiauriai rūp man, tai aš pamenu, kaip paskui mane lauke lakstydavai ir šaukdavai Gabytė ir buvo žiema ir aš taip, approved, Gabi approved. Koks to mėgstamiausias Snapchato filteris? Tai būtų arba šuniukas, arba triušiukas. Koks tavo ūgis? Mano ūgis yra 1,54 m. Žaisi eidama į mokyklą? Ne, eidama į mokyklą aš visiškai nesidažau. Kartais net tušą neužsidedu, tiesiog prasišukuoju antakius. Kartais pasidažau tušą, kartais žiūrėjot šitą video. Tikiuosi jums patiko. Paspauskit patinka, komentuokit ir prenumeruokit. Ir iki kitų kartų. Ate.